Labas, šiandien kalbėsiu apie tinklinį marketingą. Neišjung, pasiklausyk. Aš esu iš tų, kur niekada nieko nieko panašaus nieko nesudariusi ir nenorėjau ir išgirdusi šitos du žodžius, aš sieną užsitverdavau. Bet gyvenimas labai įdomus, jis nuostabus. Man sudėliojo taip, kad aš per sveikatą atėjau į tinklinį marketingą. Bet aš pasakiau ne atėjusi. Man produktai patiko, aš žinau, kad aš juos vartosiu ir panašiai. Bet nebūtume mes, žmonės, ypač mes moteris, kur mes visiems norim padėti, visiems pagelbėti, pasidalinti ir panašiai. Nori, nenori, aš pradėjau dalintis. Paprasčiausiai, tai buvo mano ir patys artimiausi žmonės, mama, giminės ir panašiai. Ir kas įvyko? Kai aš pradėjau dalintis, man pradėjo grįžti grąža. Aš pradėjau gauti atlyginimą. Papildomai. Ne produktais, ne kažkom. Atlyginimą. Aš sėdėjau, žiūrėjau, galvojau, kas čia buvo? Aš jau pasakiau ne. Jūs neįsivaizduojat, kaip tai yra paprasta. Ir aišku, reikia žiūrėti viską paprastai. Nereikia sudėtingai. Bet ta galimybė, jeigu jos nepasinaudot, tai nebūkit tam taške, kur esat. Šią dienai visas tinklinis marketingas yra jau Lietuvoje ir tas vyksta kiekvieną mielą dieną ir mes tame jau esame. Tik ar mes esam kaip stebėtojai, kol visi to mėgaujasi, ar mes norim tame būti, dalyvauti ir iš to papildomai užsidirbti. Tai yra be galo paprasta. Jeigu tau būtų įdomu, ką tu gali čia, tai mielai lauksiu tavo laiškų. Parašyk man, pasikalbėkim. Tu gali pakeisti labai daug dalykų savo gyvenime. Tu gali taip nustebti, kad nepagalvotum ir tik pasidžiaugti. Aš šiandien esu be galo dėkinga, kad man taip viskas gražiai susidėliojo. Neįdėjus jokių didelių pastangų. Paprasčiausiai viskas savaime išsivystė. Kaip sakant, nieko daug nereikia daryti, o viskas vyksta. Tai yra be galo svarbu. Neatmeskit. Jeigu išgirdo tą žinutę, jeigu sukirbėjo kažkur, pamėginkit. Čia yra kosmosas. Taip kad to, ko mes nežinom, mes dažnai bijom. Bet jeigu pažiūrim kitų kampų, viskas veikia, viskas labai paprastai. Ir niekur nuo to nedingsim, bet nebūkim stebėtojais, o būkim dalyviais. Lauksiu žinučių.